Pirmąjį kėlinį. Mes taip pat esame pasiruošę ir laukiame gero, gražaus futbolo. Be abejo, kaip ir minėjau, vėsoka, bet aikštėje manau, kad gali būti visai karšta. Rungtynės prasidėjo ir keliaujame pirmiausia prie pirmosios atakos. Aminas Benšaibas, Paulauskas jau baudos aikštėje. Renkasi nemažas kiekis žiūrovų, bent jau pirmose rungtynėse pagal oficialų protokolą buvo 907 žiūrovai. Na ir tai jau yra visai kas kita, nei tarkim tos kabutėse namų rungtynės Kretingoje ar Klaipėdoje. Ten beje ir buvo pralaimėta. Tiek viename mieste, tiek kitame. Jansonas. Jo smūgis, Marius Paukštė reagavo, bet Romualdas Jansonas į vartų. 23 ir 22 metai praktiškai apskritai Džiugui buvo sausi žaidžiant su Kauno Žalgiriu. Dabar galimybė. Griebėsi už galvos Benšaibas. Rezultatas kol kas nepasikeitęs. 0-0. Nors komandos jau turėjo vieną kitą situaciją. Traikovskis. Tęsiasi Džiugo ataka. Tiesa, dabar kamuolys yra prarastas. Galimybė bėgti Aminui Benšaibui ir kitiems žalgiriečiams. Jansonas. Yra Orega, yra Benšaibas, Gratas Irgedas, jo smūgis ir Marius Paukštė. Ar toje pačioje Austrijoje. Dabar Nosa Dakpaloras yra Lietuvoje. Čia klaida, Traikovskis ir galimybė Simonas Urbys. Ne visada Kauno Žalgiris būna jau toks užtikrintas puolime, taip pagal pelnumus įvarčius per rungtynes. Čia perdamas Benšaibui, Marius Paukštė ir čia nebuvo nuošalės. Kauno Žalgirio ataka su galimybė pasižymėti Pavlovičiaus vėlgi raktinis perdamas. Ne vieną šiandien jis jau tokį atliko ir apskritai balansą tarp šių komandų per visą Top Sport A lygos istoriją. 2022 Kauno Žalgiriui buvo visiškai švarūs žaidžiant prieš Džiugą. Visos 4 pergalės, kai kurios buvo pasiektos labai dideliais pranašumais. Čia yra šansas ir 1-0 Romualdas Jansonas. Nuošalės nėra nuo virpsto. Jansonas. Sveiki atvykę į Žemaitiją. Vilius Armanavičius pasveikina Jansoną. Vakar paminėjęs Armanavičius savo taip pat 30-ąjį gimtadienį kaip ir Deividas Mikelionis, o Jansonas dar net ir 20-ojo gimtadienio nėra paminėjęs ir jį paminės tik joninių išvakarėse. Romualdas Jansonas išveda į priekį Kauno Žalgirį ir sužaidus kiek daugiau nei valandą kauniečiai vis tik pralaužė varžovų gynybą. Štai čia Danijos puslapyje tik stadione, kviečiu pasiekti ir apsilankyti, kur ne tik informacija yra apie lietuvišką futbolą. Denas Traikovskis. Čia ir galimybė buvo Džiugui. Tomas Švedkauskas, Nestas Burdzilauskas ir Denas Georgievičius. Jis buvo pats pirmasis Eivino Černiausko keitimas. Šis penketas žaidėjų Žalgirio komandoje pasirodė. Daugiau keitimų Eivinas Černiauskas neturi, o Džiugas turėjo tokią galimybę. Triumfuoja Tomas Švedkauskas kartu su Antonu Tolordava. Stovykloje galėjo Džiugas štai taip tiesiog šią ataką nubraukti viską, ką šiame kėlinyje buvo savo susikūręs. Ir pusė pridėto laiko jau prabėgo. Timūras Čogadzė. Minėjau Mikelionį, Armanavičių minėjusius gimtadienį. Čia Timūras Čogadzė ir Denas Georgievičius. Ir galbūt laimės net ir su šiandien realizuota proga, bet pačiam puolėjui be abejo norisi atsidaryti ir čia puikiai galimybė Marius Paukštė. 1-0 Romualdas Jansonas pasižymėjo įvarčiu 61 minutę ir tas įvartis tapo lemtingas.